Sveiki! 2026 metų kelioniai buvo pasirinkta Albanija, kadangi praėjusiais metais ši šalis buvo patyrinėta nuo Bovilos ežero, Komanė ežero, Šalo upės iki Ksamilio ir už jo esančių salų, šiemet labiau buvo pasirinktas sėslus variantas Vloros mieste. Karščio tai kai išvarai iš Lietuvos, kur 28 ir sako, kad oi kaip šilta, kaip čia karšta, tai va čia yra karšta. Čia yra Vlora, arba tiksliau tariant Vloros pakraštys, kad geriau suprastumėt, kaip maždaug prieš 20 metų Kunigiškės. Tuomet, kol dar nebuvo nei žmonių, nei namų ir kol sėdmaišiai dar buvo nemokami. Aišku, buvo ir tas vienas kioskas, kuriame rakės įpila už 50 centų ir jei klausit, ar teko bandyti, atsakymas taip, teko. Už manęs yra Adrijos jūra. Šiandienos tikslas yra patekti į Jonijos jūrą. Kada bus patekta, tikrai nežinau. Vienintelis dalykas, kuris sako, skiria Adrijos ir Jonijos jūras, tas, kad Jonijos jūroje vanduo turėtų būti švaresnis. Tiems, kas sakė, kad Jonijos jūra yra skaidresnė, gražesnė, švaresnė, tai niekiek nemelavo. Iš tikrųjų labai gerai.